Miškingame Kalvyne naujai kelionių patirčiai kviečia Kurtuvėnų dvaro sodyba, nuo Šiaulių nutolusi 15 km. Kurtuvėnų regioninio parko muziejus atviras visiems lankytojams. Jau 15 metų Kurtuvėnų dvaro žirgyne jojimo paslaugos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Jiems sudarytos sąlygos bendrauti, rūpintis, jodinėti žirgais ištisus metus, važinėti vežimaičiais ar rogėmis. Labai gerai jaučiuosi. Su arkliu pajudinys, geros emocijos, labai smagu. Ir patinka, ir dėl sveikatos, tai ir kažkiek gerėja tas ir vaikščiojimas, ir, sakykime, ir laikysena kažkiek stiprėja organizmas, raumenys. Jojimo metu dirba apie 97% žmogaus kūno raumenų. Žmogui, kuriam yra paralyžiuotos kojos, žmogui, kuris jų negali valdyti. Mes galim išgauti tokius judesius, kurių negali kineziterapeutas išgauti net su kamu. Kurtuvėnuose rengiamos žirgų sporto varžybos neįgaliesiems, vasaros jojimo stovyklos. Stovyklautojai apsistoja Kurtuvėnų kempinge ar neįgaliųjų poreikiams pritaikytose sodybose. Dviaukščiame Svirne rengiami koncertai, parodos, vyksta klojimo teatrų festivaliai. Greta esančioje smuklėje ragaujama kulinarinio paveldo patiekalų. Kurtuvėnai kaskart užburia ir įkvepia čia sugrįžti dar kartą.